Ir kur dėtis, kai tokius šuolius darai? Nežinau. Kas gali būti geriau? Kas man pasakys? Nu pasakykit, kas gali būti geriau? Aš nežinau. Apsivert galima. Sveikuoliai jaunuoliai, spėkit, kur esu. Aš ir vėl Italijoje, kalnuose, Dolomituose, neįtikėtino grožio kalnuose. Yra 6 ryto, anksti atvažiavom čia, kad galėtumėm pradėti šokinėti. Ir šita kelionė ypatinga, nes atvažiavom į tokį renginuką, kur su sraigtasparniais kilnosi šitas viršūnes ir nereikės lipti 4 valandų. Tiek čia šoksim, tiek čia šoksim, tiek čia šoksim ir nereikės lipti ir galima bus padaryti per vieną dieną net 4 šuolius, kas fiziškai nebūtų įmanoma lipant savom kojytėm. Tai labai excited, labai smagus renginukas. Ir laukiam sraigtasparnio, esam pasiruošę ir kilsim į kalną. Kol kas atrodo neblogai atvažiavus orelis, šiek tiek apsiniaukę, bet ruošiamės šokti, ruošiam chebra pakavimo erdvę. Čia pakuosim parašiutus, jeigu viskas gerai šiandien padarysim po 4 šuoliukus, tai reikės 4 kartus susipakuoti. Dar einu apsižiūrėti nusileidimo aikštelę ir bus pasiruošę sulauks sraigtasparnio ir kilsim. Čia turim tokią sraigtasparnio aikštelę leidimuose, o dar taip pat čia pat ir leisimės savo parašiutais, tai vat į šitą aikštelę. Tai tik tais momentas tas, kad aikštelė yra nuožulni, tai reikės į kalniuką leistis, bet that's okay. Nieko baisaus, tai reikia tą pasiskaičiuoti besileidžiant. Tai nusileidimo aikštelė tikrai erdvi. Vienuolį, kokios nuotaikėlės prieš pirmą pakilimą į smagų šuoliuką? Labai geras, labai džiaugiuosi, kad gavau kavytės. Tu dar neišbandai tą malonumą? Eisi išbandysi. Jo, ir šiaip nuotaikytės geros, iš tikrųjų daug geresnės negu prieš metus. Geresnės? Jo, nes prieš metus, kaip ir sakiau tau, šiek tokia nerima, jaudulio buvo, žinai, o dabar jau kai tu žinai, grįžti kaip į namus, žinai. Tai va. Bet yra kažkokio jauduliuko prieš šuoliuką? Yra, visada biški yra. Procentai. Prieš pakilimą su tos sraigtasparnių nutrūktgalviškų pilotų. Jo, buvau pamiršęs aš jau jo. Bairis. Nu, eisim patikrinsim, kaip iš čia kilnos šiemet. Atskrenda mūsų taksi ir šitas pilotas yra tikrai labai patyręs ir labai smagiai mus skradina ant to kalnelio. Kaip matote, hebrytai jau laukia pasiruošę lipti sraigtasparnį ir lipame po 5 žmonės. Turime žmogų, tai yra Marko apačioje, kuris mums atidaro duris, uždaro, padeda įlipti ir pasirūpina mumis, o viršuje taip pat žmogus, kuris padeda išlipti. Čia yra tam, kad mes patys neoperuotumėm sraigtasparnio durimis ir nieko nesugadintumėm. Kiekvienam šuoliui turime 3 rotacijas, tai gaunasi, kad apie 15 žmonių visoje grupėje yra ir taip per 3 kartus visus mūsų sukelia kalno sraigtasparnis ir tik tai sraigtasparnį nusileidus ant žemės ir išjungus motorus mes jau galime šokti. Vėjas tikrai labai didelis nuo sraigtasparnio, tai reikia stengtis, kad nieko nenuneštų, o aš gaunu pirmą pakilimą sėdėti pačiam priekyje šalia piloto ir pasimėgauti vaizdais bei pafilmuoti gerų kadrų jums. Tarp grupių kilnojimo variklių pilotas neišjungia ir varikliai veikia tol, kol visų mūsų nesukelia į viršūnę. Na ir nieko nelaukdami kylame į viršų ir iš tikrųjų labai šitas pilotas smagiai skraidina, man tie skrydžiai su sraigtasparniu gal net labiau įsimena kartais negu patys šuoliai,
nes pilotas tikrai nebijo skristi arti pačio kalno, arti medžių ir tas būna proximity kartais tas skridimas, kuris dar labiau gali gniaužti kvapą negu patį šuolį. Pats pakilimas yra labai greitas, užkylame viršukalnės per 4 ar 5 minutės. Šiuo metu kylame į viršūnę, kuri vadinasi Trieste Tower ir jinai virš jūros lygio yra iškilus 2458 metrus. Na, bet mes gauname 1135 metrus skridimo, nes slėnis yra gerokai aukščiau jūros lygio. O šita viršukalnė ir šitas šuolis yra ypatingas to, jog čia nėra kaip pakilti tiesiog užhaikinant, o pakil gali tik tai su sraigtasparniu arba specialia alpinistinė įranga su virvėm, harnesais ir panašiai. Kaip matot, leistis taip pat nėra kur, tai mus išleidžia pilotas kabodamas ore ir Mauricijus man parodo, kur reikia eiti, kad galėčiau saugiai pasitraukti ir duoti visiems kitiem kelią. Kaip matot, pilotas tikrai žino, ką daro, o taip, kad mus išleidžia ir lekia žemyn. Ir tik tai sraigtasparniui nusileidus bei išjungus variklius, mes galėsime pradėti šokinėti, bet iki tol galim pradėti ruoštis. Labas rytas, Lithuania! Va tiek va žmonių susirinkę, laukia, kol visi sušoksim. Tikrai nuostabioje vietoje esam. Ir susidaro eilutė šiokia tokia, kol visi sušoka, nes skrendam, kol įsiskleidžia parašiutas, tol chebrytė čia laukia mūsų, kad įsiskleistumėm saugiai, nusileistumėm, tai susidaro šiokia tokia eilė. Aš šoksiu čia pabaigoj, su Mauricijų dviese šoksim su tokiais va kostiumais mažais, tai labai smagiai kartu paskrisim. Tai nekantrauju šitą šuolę dviese padaryti, labai stati ir aukšta uola, tai labai smagiai paskrisim. Daugelis taip pat šokinėja ne po vieną, nes nieko nėra geriau negu šitą patirtimi dalintis su draugais ir kartu tai patirti. Okay. You ready? Yeah. Okay. 3, 2, 1, base, jump! Base, jump! Lekiam su Mauricijum dviese, nors mano kostiumas mažesnis, o Maurio didesnis, bet mano labai ilgos kojos, kas man padeda tikrai gerai ir greitai skristi. Ir aš šiek tiek galbūt ir prakritinėju jį, bet tikrai gerai šaunu į priekį ir Mauriui reikia mane vytis. Bet tokį kostiumą 2 dalių tikrai ganėtinai sunku pilotuoti, aš esu atpratęs ir skrydis pakankamai trumpas, nes daug greičiau žemėjame ir mažiau laikomės ore negu su didesniais kostiumais. Pats skrydis su kostiumu trunka apie 25 sekundės, na ir tada skleidžiam parašiutus, na ir su parašiutais, kol nusileidžiame, dar turim minutę kitą. Pirmas šuoliukas buvo pasakiškas, antras šausim su B0. Nuostabiai pasakiškas, dabar šausim dar pasakiškesnį tuvėjų. Bet problemėlė ta, kad nėra laiko kažką filmuoti. Tik nusileidžiam, supakuojam ir vėl į sraigtasparnis bėgam. Va taip, bėgam. Martino gojas ilgas užtankai. Tai žodžiu, bet dabar šausim su B0, praskrisim iš kito eksituko. Prieš tai šokome iš štai šito bokšto, dabar šoksim iš šito. Bus labai smagu. Į sraigtasparnį lipam visi su kostiumais iš karto, nes ten viršūnė labai yra erdvės apsirenginėti ir dėtis viso gėro ant savęs, tai apsirengiam apačioj ir jau viršų išlipam iš sraigtasparnio su visais kostiumėliais, rūbeliais. Aš kaip matot pasikeičiau suknelę į daug gražesnę ir didesnę, tai dabar jau šoksiu su vienos dalies kostiumu, tai jisai didesnis, greitesnis. Toliau nuskrisiu. Su anuo buvo daug smagiau, nes ten turėjom daug aukščio ir būtų tiesiog tuščias skrydis, toksai buvęs virš tuščios oro erdvės, galėjom arčiau kalno prieš tai praskristi. Dabar
Kitas aksitukas jau reikalauja tokio kostiumo. Tai va, su Benu šoksim dviese, jisai šoks, o aš tiesiog skrisiu paskui, bandysiu jį sekt, pafilmuoti ir būti kuo arčiau. Kaip gausis, taip gausis, aišku. Iš šito aksituko, kur dabar va kylam, 2 kartus šiandien šoksim, tai bus 2 dabar šuolis ir 4. O po to 3, šita viršūnė laukia. Tai žodžiu, gerų spotukų čia šiandien aplankom. Kol tuo tarpu Mariukas haikina pėsčias. Šiandieną padarys ir vieną šaliuką, kaip mes padarysim 4. Jo, smagi dienelė, važiuojam. Na va, kol visi ramiai sau... Va, net helikas atskrenda. Ramiai sau helikė, šnekučiuojasi, filmuoja. Aš sugalvojau pasidaryti savo iššūkį. Tai yra ir savo, ir nugalėti kalną, ir užlipti pėškom. Tai jau varau kiek, jau beveik 2 valandas, užkilau 700 metrų viršaus, tai man dar čiūjų liko pusė, gal net daugiau, nes pasiklydau 2 kartus jau, truputį lėtai judu, haikas pats yra 4 valandos, daug orientyrų neturiu, tai turiu 3 nuotraukas ir biškį tokį mini aprašymą, tai jau 2 orientyrus praėjau, liko 3, o tada jau kaip nors. Ir tai, kad varyti reikia dar, ne tai, kad iš šitą viršūnę, dar už šitos dar kita viršūnė yra. Geras pliusas, kad plius minus, jeigu prizumint, matosi, kur man reikia užlipti. Tai man reikia visą šitą perlipti ir tada dar viršų. Nu ką, šuolis šaunuolis, puikiai pavyko. Išvyščiau milžinišką greitį, labai greit skridosi, nes pradžiai nėriau paskui Beną į vytis ir tokiu būdu sugeneravau daug greičio, kuriuo paskui skridau, dėja prakritau patį Beną, tai neskridau šalia jo. Bet mano skrydis buvo fantastinis, labai skaniai praskridau. Have a good one, enjoy! Have a good one, guys. Yeah, absolutely. Okay, Benai. Ready? Aš ready. Ready? Set. Šokdamas paskui Beną, aš visai smarkiai užneriu žemyn ir taip palieku Beną aukščiau savęs ir nulekiu vienas, nes jau jo nebematau ir tiesiog tas nerimas man išvysto begalę didelio greičio. Šitas kostiumas man padeda įsilaikyti ore ilgiau ir skridau apie 40 sekundžių su to kostiumu iki skleisdamas parašiutą. Labai, neturiu žodžių, taip gerai buvo. Tai dabar ką tik šokome nuo šito taško, o dabar kilsime į štai šitą vietelę. Debesiukas ten pradžiai buvo, bet dabar kaip ir pasitraukė liktais. Tai darysim 3 šuolį. Ir net nežinau, koks planas bus šuolio, gal vėl keliese šoksime. Bet dabar didesnis atstumas bus, tiesiai skrist reikės, nebus labai toks įdomus galbūt tas šuolis. Rytoj tikrai bus įdomesnių, skanesnių, tokių subtilesnių, kur arčiau kalno bus galima skrist. Šiandien konservatyviau, bet full performance, visą jėgą junginėjom, tai tobulinam skrydį. Varom. Tai, pasikeitė biškį planiukas, kilsim vėl į tą patį aksituką, Nevėrė Castle vadinasi, nes ten šiek tiek debesiukų dar yra. Tai kilsim ten pat, tik nebenoriu daryti tokio paties šuolio, ką tik sužinojau, kad galima skristi per kairį lainą imti palei medžius ir ten toks visai spicy šaliukas, tai iš karto nusprendžiau tą padaryti. Tai bus truputį kitoks, bet tas pats šuolis. Tai labai laukiu. Nu va, užvariau į viršų. Iš tikrųjų, tai truko biškį greičiau negu 4 valandas, kaip žadėta. Bet va, hebrytė, darantis jau 3 šuolį,
Šiandien mane aplenkė, tai beliko užduoti, sakant, filosofinį klausimą. Ar tu pasiruošęs merkti pinigus ir skraidyti per 4 minutės, kas man užtruko beveik 4 valandas, ir tai per dieną padaryti 4 ar ne 5 epinius šuolius, ar realiai tiesiog taupyti ir padaryti vieną šuolį per dieną, nes aš po šito jau būsiu visiškai atsigulsiu ant žolės, susiriesiu embrioną ir per šiaudelį čiulpsiu kokį nors tai elektrolitų gėrimą. Tai va. Atsakymo nėra iš tikrųjų, aš manau. Abu jie skanus yra. Filmuoja? Filmuoja. Ne? All right, boys and girls, let's have fun. 3, 2, 1, base jump. Na, o mano šuoliukas, biškai pasikeitė planas šuolio metu, negu planuota buvo. Turėjau kairiau skristi, apskridinėti ant tą kalvą, bet pasižiūrėjau, kur aš esu. Va šitą va kalvą turėjau apskristi, bet kai pamačiau, kur aš esu, supratau, kad nepraskrisiu. Išsigandau ir staigiai priėmiau sprendimą nerizikuoti ir pasukau dešiniau ir pralėkiau nebe pro čia, o pro šičia. Turėjau apskristi šitą kalvą, o pralindau pro čia virš medžių. Tai visai irgi smagu buvo, bet bėlinau planą. Tai ego mano sužeistas ir esu nusiminęs dėl to, bet tuo pačiu žinau, kad padariau teisingą sprendimą ir geriau nerizikuoti. Ir kitą kartą pakartot geriau. Tai va. Na, o dabar kilsime 4 šuoliuką, tai šiandien bus jau viskas. Va čia va, į šitą vietelę kelsimės. Nekantrauju, tikriausiai šoksim vėl dviese su Benu. Kai tik tais jaunuolis baigs pakuoti parašiutą. Vat. Šaunuolis, kad stengias. Tai vat. Ir kažką dviese paskrisim paprastai, gražiai, smagiai. Nu, Mariukai. Wow. Kaip sekės lipti? Bliam, iš tikrųjų, pradėjau ir giliai širdį galvojau, davai užeito koks nors debesis. Davai pasiklysiu. Kad nereiktų lipti ir nereiktų ten kistis, kai sakant. Yeah, I found everything. Thank you, guys. Pametei kamerėlę biškai? Jo, taip, iš to džiaugsmo. Parodė, kaip atrodo. Žinok, tuo ištrauksiu, lyg tai veikia. Viskas normaliai? Nu, tai žodžiu, 3,5 valandos. 3,5 valandos lipai? Jo. Tai nebuvo taip žiauru. Buvo žiauru. Sunkus? Ne, buvo matęs blogiau. Ne pirmi metai mums trojė. Respektas. Mariukas 3,5 valandos lipo, mes per kažkur 5 minutės pakylam. Ir skundžiamės, kad pavargę esam čia nuo to pakavimo. Ja, nu bet vis tiek jūs varot, kaip čia pasakyti, produktyviau. Pas jūs jau 3, o aš va ką tik 1 padariau. Kilintą čia. Dar vieną lipsi? Ne, seniukai, viskas. Ačiū, ne? Ačiū už pasiūlymus. Jo, aš jau viršui filosofavau, kad žinok, tai va, kas geriau. Ar daug šuolių su heliku, kaip sakant, atidarant piniginę, ar naudojant savo lašininę ir, kaip sakant, vieną kokybišką šuoliuką. Nežinau, sakant. Nuo požiūrio priklauso matyti. Čia mūsų oro direktorius, kuris padeda pilotui pakilti ir nusileisti, duoda ženklus, kada užvesti ir išjungti variklius, viską diriguoja. Čia galite pastebėti, kaip greit mes judam, kai žiūri nuo viršūnės ir matosi tikras skridimo greitis. Nes kai matot vaizdą iš mūsų kamerų, to greičio tiek nesijaučia. Įdomus faktas tas, jog mes su Benu šokinėjame vienodais kostiumais, bet kadangi mūsų sudėjimas skiriasi, tai ir skridimo charakteristikos skiriasi.
Čia šokame nuo Buzasa Castle viršukalnės ir eksitukas yra iškilęs 2895 metrus virš jūros lygio, bet mes turim 1680 metrų iki nusileidimo aikštelės ir skrydis yra neįtikėtinai ilgas. Su kostiumu turime apie 50 sekundžių laisvo kritimo, laisvo skridimo. Tik tais palygint galiu su skydaivu, kai šokam iš lėktuvo iš 4 km, ten taip pat krentam apie tiek laiko. Tai noriu atkreipti dėmesį, kad aš vis dar skrendu. Tiek ilgas skrydis, kad net galima pavargti iš tikrųjų laikyti savo kūną toj padėtyje. Na, ir atėjus laikui skraidžiu parašiutą. O kaip matote, skraidžiuosi tikrai saugiame aukštyje ir turiu daug laiko nusileidimui. Tai ką, padarėm visus 4 šuolius šiandienos. Tiek ir buvo planuota, bet atsirado galimybė, nes vėjas nekyla, atsirado galimybė 5 šuoliukui, tai kartosim tą, kur darėm patį pirmą. Štai šitą vienintelį likusi kalniuką nedebesy. Tai vat ir bus galima gerai pašokinėti dar vieną šuolį šiandieną prieš baigiant dieną. Tai bus... Manau, kad vieną šoksiu ir darysiu savo geriausią performansą, kokį galiu išspausti greičiausią šuolį, greičiausią skrydį. Pažiūrėsiu, ką šis kostiumas gali išspausti. Pilnus gazus patikrinsim. Tai vat, paskui jau ateis chillautas. Dar tik 12:30, o jau dienos nuotykiai į pabaigą. Baigiam pakuoti parašiutukus ir kilsim vėl į kalną. Benulė, kokios nuotaikėlės, koks jausmas šokinėti va tokių aukštų kalnų, kur tiek aukščio turi, kad net nusibosta skristi. Mane nusibodo dar šiandien. Dar ne. Aš labai ilgai buvau neskraidęs, tai žinai, aš mėgaujuos. Jausmas labai geras. Tai yra, kaip sakant, base skydivas. Ir labai džiaugiuosi, kad dar mums davė ekstra šuoliuką vieną. Vadinasi, padarėm daugiau netgi, padarysim, negu galėjom. Tai yra labai gerai. Tai puikiai dienelė, ką visi rutuliojo čia. Geriau ir būt negali. Turim problemytę. Čia va toksai, turėjom skristi tą pusę, bet visiškai paskendęs mūsų šuolis eksitas debesyse, tai mus į kitą vietą staigiai dar helikopterį nusprendė pakeisti planą. Atvarėm į kitą eksituką, nes nuo čia bent jau galim nulipti. Nuo, kur turėjom skristi, neįmanoma nulipti pėsčiomis ir būtume reikėję ten, jeigu pastriktumėm debesį, nakvoti visą naktį ir panašiai. Tai čia bent jau yra šansas nulipti pėsčiom, jeigu ką. Tai žodžiu, reikalai tokie, kad ten helikopteris, ten sėdi visa chebrytė ir jie varo į tą viršų. Gerai, tai dabar jau helikopteris suka antrą ratą, prieš tai nesugebėjo nusileisti, dabar bando, bet esmė tokia, kad tie debesis taip greit juda, kad jeigu juos išleis, jie turi šokti, nes kitaip tenais praktiškai neįmanoma patekti kitų būdų negu su heliku arba su alpinistiniam virvėm. Tai gal jie apsisuka net. Tikiuosi jie apsisuka. Bet įdomiausia yra tai, kad ten yra vienas helikopterio darbuotojas yra ten, kurį reikia paimti, nes kitaip rags. Visą kitą mes šokom, ten šoko, ten, o dabar viskas yra debesuose, išskyrus šitą vieną bokštelį likusi. Nu tai sėkmės chebrai. O sraigtasparnis bando nukelti ar vieną žmogų nuo to kalno, tai žiūrėsim, ar pavyks jam tenais. Tikėkime, kad paeis. O mes laukiam progos pirmos, tik atsidaro skylė debesyse, iš karto šeriam, šokam kuo greičiau. Tai toksai ant išgyvenimų šitas šuoliukas, nes tokių skylių visokių ieškosim. Bet manau, kad viskas bus gerai, nes norėtų čia pėsčiom lipt žemyn. Tai mes pasiruošim, apsirengsim ir bet kuriuo momentu šoksim. Intens. Tai tokia situacija. Ten liktai matosi 3 galvytės. Ir aš manau, kad vyrai turi šert, kol dar gali. Nes visa kita tai čia raks. Paren. Aha. Freeway.
Freeway? Bye bye. Rėkia jau. O? Nice. Bliamo nematau. O? Opa. Gražuoliai. Žiūrėk, ir benasis gal? Maladėt. Eina. Aš čia eik, tu žvėris. Taip, dar vienas. Šaunuoliai. Jo, Marčius nemėgsta stabdyti ant skleidimo, bet žinai, vis tiek jogą daro, tai atlaikys tą nugarytę. Sustatys į vietą. Sustatys tas. 5 lankstelis. Jo, vat. Grįž po kelionės, eisi, žinai, masažiuką. Reabilitologo paslaugėlės buvo pasakytos. Šaunuoliai. Maladėt. Easy. Šaunuolė. Yes? Okay, when you feel good for me, guys, whenever you want. Benas, you ready? Yes, Okay. Okay, boys. It's gonna be 3, 2, 1, bass, Benas šoka šiek tiek vėliau, taip atsilikdamas ir pasidarydamas saugų tarpą nuo mūsų su Mauricijum. Ir noriu atkreipti dėmesį, jog aš skrendu su tracksuitu vienos dalies, o Mauricijus paskui mane lekia su wingsuitu. Šiek tiek vėliau papasakosiu detaliau, kuo tie kostiumai skiriasi ir apie jų šiek tiek charakteristikas pašnekėsime su draugais. Kaip matote, debesėlius praskrendam pakankamai nesunkiai ir išlendam į atvirą erdvę, kur jau viskas puikiai matosi ir matom, kur skristi į nusileidimo aikštelę. Šitas eksitukas, nuo kurio šokame, vadinasi Nevere Castle ir čia turime 1135 metrus, nors virš jūros lygio šitas eksitas yra pakilęs 2600 metrų. Čia dešinėje pusėje, kur matosi tie namukai, yra mūsų nusileidimo aikštelė. Ir virš tenais maždaug bandau skleisti savo parašiutą ir tada turiu dar nemažai aukščio nusileisti į apačią. Šaunuolis. Kai turbulentinis skrydis. Savo gazutį. Wow, nu ką, dienelė baigta, padarėm tą 5. šuolį, išlaukėm tos skylės danguje, prasivėrė debesis ir nieko nelaukė, visi 3 šokom. Tai labai gražus šuolis, gal labai nestabilus šuolis buvo, mėtė labai smarkiai dėl turbulencijų visokiausių, tai, bet puikiai pavyko suskristi, labai džiaugiuosi, dabar saulė šviečia, aišku, kalnų jau nieko nebesimato, viskas paskendė. Tai vat, susipakavom parašiutus, esam pasiruošę rytoj, vėl nuo pat ankstyvo ryto šokinėsim. O šiandieną poilsio metas, mažai miegota, anksti keltasi, baisiai alkani, eisim pavalgyti ir sėtis. Dabar pirmų taikymų einu dar susirinksiu vidosus iš visų žmonių, kas kartu šoko, kad po to nepalikti. Ir tiek. Ir tada reiks padirbėti, pamontuoti jums filmuką, nes vis dar dirbu ties filmuku su Vilniaus televizijos bokštu, tai nekantrauju jį parodyti. Tikiuosi jau matėte, jeigu ne, tai eikit pažiūrėti, keletą filmukų atgal. Tai vat, o šiandien pagaliau galim atsipūst ir pasižiūrėsim, ką atneš rytojus. Tai va, čiau. Vyrukai, papasakokime hebrytei apie wingsuitus, tracksuitus ir apie kitus kostiumus esančius, tuos, kad mes naudojame skrydžio metu, nes daug žmonės klausia apie vadinamus voverės kostiumus ir panašiai. Tai pirmoje vietoje gal Arvidėlė noriu paklausti tavęs, kuo skiriasi wingsuitas ir tracksuitas tavo manimui?
Tai va, labai paprastas dalykas yra, kad wingsuitas savo forma yra kaip sparnas. Tai jisai panašus į mažą lėktuvėlį, nors žmonės dažnai sako, skrendam su wingsuitais, bet realiai mes sklendžiam su jais, nes skristai reikia pakilti ir skristi, o čia mes sklendžiam. O tracksuitas yra tiesiog, įsivaizduokim, labai didelis rūbas su ertmėm patekti orui. Per tas ertmės oras prisipildo, jisai prisipučia, jis neįgauna jokios sparno formos, bet dėl didesnio ploto mes galime ilgiau išbūti ore, o savo kūną pastatę į tinkamą atakos kampą, mes sklendžiame orų, nes turime didelį plotą ir tarsi bėgame per orą. Tai dabar, va, jeigu palyginti apie tiesiog tracksuitą, nes tu irgi, Marijau, esi skridęs, pradėjai nuo tracksuito, tu, man atrodo, nuo 2 dalių tracksuito pradėjai. Gal gali pasakyti skirtumus tarp to 2 dalių kostiumo ir vienos dalies tracksuito skirtumus? Tai tarkim, iš viso, kaip atsirado tracksuitas, gal girdėta istorija, kur Norvegijai, tiesiog crazy Norvegai, visi žmonės pradėjo šokinėti nuo olos, su savo drabužiais viskas gerai. Ateina tiesiog Norvegas, pasiėmęs slidinėjimo kelnes, savo per didelis slidinėjimo striukės, prasipjovė skylės slidinėjimo kelnėse, o galus užrišo su izolke. Nežinai, šoko, kelnes prisipūtė ir jisai nuskrido. Visi apakė, kas čia vyksta, žinai, ir taip atsirado tas tracksuitas. Pavyzdžiui, žiūrint iš wingsuito ir tais tokiu tracksuitu, su kurio, pavyzdžiui, tu skraidai, ne, tai atsirado pirma wingsuitas. O šitas One Piece tai yra vieno kostiumo, vienos dalies tracksuitas, jisai atsirado po to kaip hybridas tarp to 2 dalių mažesnio tracksuito ir wingsuito. Tai tas hybridas dabar gaunasi, kad jisai turi praktiškai beveik wingsuitinius charakteristikas, skrenda žiauriai gerai, tu pats žinai. Bet esmė tokia, kad kadangi rankos laisvas, tu turi žymiai daugiau saugumo. Jeigu kažkas užsisuka, tu rankas keli, netgi atsispyręs, kažkaip paslydęs, tu gali išsivartyti. Su wingsuitu tai jau, kaip vadinasi, kol jisai neprisipučia, tos 3 sekundės tu krenti lavonmaišį. Nes jeigu kažkas nutinka, tavo riboti judesiai ir pavojinga. Tai, bet tas pavojus, tada kompensuoja, kad jisai... Tas wingsuitas dar turi žiauresnės charakteristikas, dar toliau skrenda ir dar ilgiau. Kuo didesnį turi, tuo kietesnis, tai žinai, visi nori kuo didesnį. Bet iš tikrųjų ne, ten yra kelios dalis, tai vien tas, kad su wingsuitu reikia, su juo turi atsispirti ir mokėti, o atsispirti turi gerai, nes ten labai lengva suvelt reikalas, ir bus blogai. Bet vis tiek pradedi, tai kaip iš lėktuvo su mažesniais, tada biškį padidini ir tada dažniausiai base tai naudoji. Aš mėgstu vadinti 3 lygio wingsuitus, tai tos, kur jau 3 tavo wingsuitas, jau toks, kur jau normaliai eina ir jisai jau advanced. Taip, kas juokingiausia šiais metais, tai sužinau, kad tas, kur jau galvojau, kietai yra advanced tipo wingsuitas, tai dabar jos mažais vadina. Dar reikia žiūrėti. Bet Arvidas gali papasakoti, jis turi dar didesnį wingsuitą, tai koks tau jausmas su juos skristi, ten iš viso kosmosus. Kai užsidėjau patį pirmą mažą wingsuitą, jis jau tada atrodė didelis. Nors prieš tai turėjau 2 dalių tracksuitą, atrodė jėga. Užsidėjai mažiuką wingsuitą, atrodo dar geriau. Užsidėjai dar didesnį, dar geriau. Bet esmė ta, kad tu su patirtim turi dėtis vis didesnį, nes jeigu iškart pradėsi nuo didžiausio, tai tau gali labai blogai baigtis. Nes kuo didesnis, tuo sunkiau jį valdyti, tuo kažkokioj blogoj situacijoj jį sunkiau ištraukti iš tos situacijos, negu kad mažiuką. Kažkaip apie tos tracksuitus, kad kodėl žmonės, kiti ir lieka, tarkim, su two-piece'u nešokinėja, neina į wingsuitus, pavyzdžiui. Šiaip priežasčių, kodėl žmonės iš karto neina į wingsuitus, o lieka visą laiką prie tracksuito, gali būti įvairiausių, kaip pavyzdžiui Martynas, jis turi labai gerus duomenis ir tikrai jam labai gerai sekasi, jam net nereikia wingsuito, kad jisai taip gerai skristų, kaip mes su wingsuitais, jis tą patį gali vos nepadaryti su tracksuitu. Tai va, plus su wingsuitu, tu turi skirti labai daug laiko papildomai, nes tai neužtenka, kad tu su tracksuitu paskraidėjai ir iš karto apsirengi wingsuitą. Tai reikia labai daug paskaidavinti. Ir, tas užima labai daug laiko. Tai čia visiškai atskira disciplina. Parašiutas turi būti, netgi skaidavę, turi būti specialus parašiutas su wingsuitu, nes marčius išdaro, tai yra dinaminiai šuoliai, angle, viskas svūpas, tai tu su tokiu parašiutu užsidėjęs su wingsuitu, bet daug šuolių nepadarysi. Vėl atsikabinėsi, kaip sakant. Žodžiu, tai čia yra šita komanda wingsuiterių. Jie labai kieti bachūrai ir aš... Keista, kodėl su tavim kalba. Tai va, aš nežinau, kodėl su manęs šnekasi, nes aš tai tas, kur su tracksuitu, šokinėjai, neturi tų sparnų. Tai va, tai gal kad nors daugsiu ir jų lygį, bet
bet neskubu. Ir taip gerai. Tai tikiuosi biškai aiškiau apie tos kostiumus ir varom pašokinėt. Labas rytas, kam labas, kam vidutiniškai. Vėl eilinį kartą miegota 4,00 valandų. Tai toksai dar sapne jaučiuosi. Bet nieko, tai darysim kapučino šaliuką, tai greit atsibusim. Nes atvarėm į kitą lokaciją, kiti kalnai čianais ir va tokio grožio. Va šitas apšviestas kalnas, kur matosi, ir yra Agneris, nuo kurio pirmo šiandieną ir šoksim. Grynai Vaitalo pinėlė saulės kilsim. Ir iš pernai patirties galiu pasakyti, kad bus vaizdas pasakiškas, kai saulė teka kalnuose. Tai va, dar nereikia galvoti, čia kažką jums pasakyti. Kažkaip bandysime įsivažiuoti dienos eigoje. Šiek tiek debesų ateina iš kitos pusės kalnų. Tai tikiuosi, kad jie mums čia nepagadins nieko. Kitas slėnis yra toj pusėj, nes kelnosimės čia į kelias vietas šiandieną. Kaip ir vakar iš tikrųjų. Bet esame dabar kitam slėnyje. Tai va, tai žodžiu. Šiandien yra iš tikrųjų labai exciting diena, nes daug įstubesni ir įspūdingesni šuoliukai laukia. Tai labai nekantrauju juos padaryti. Bus tikrai labai gražių vaizdų. Tai ką. Einam susirinkti gierą, parašiutus viską ir kažkaip krapštytis. Benulis irgi va toks vidutiniškai gyvas, išsimiegojęs, visas patenkintas. Vargelis. Mariukai, kaip tu jautiesi atsikėlęs, 5 ryto ir dabar filmuojamas vlogui, kaip jautiesi? Antrą rytą išėlės ta pati istorija. Keliamės. Kiek valandų išmiegojai? Nedaug. 4. Super. Daniela, what do you have here? Goodies. Goodies. You are amazing, as always. Grand, all grand. Na, visa hebrytė susirinkus ir pasiruošus pradėti naują dieną ir kartojam visą rutiną su sraigtasparniu, kylam lygiai taip pat kaip prieš tai dieną, mėgaujamės skrydžiais ir taip pat turim 3 rotacijas ir 3 grupės žmonių, kurios kyla į kalną ir visi taip susikeliame, taip pat po to sraigtasparnis nusileidęs išjungia variklius ir taip tada mes jau šokinėjame. Давай, Марча. Okay. 3, 2, 1, bang, jump! Okay guys, have fun. Šuolio metu šiek tiek pūtė vėjas į veidą ir tas vėjas man padėjo geriau skristi.
šiek tiek mane kėlė ir dėl to turėjau geresnį, kokybiškesnį skrydį. Čia šoku nuo Agnerio viršukalnės ir ta viršukalnė turi kelis skirtingus exitus, nuo kur galima šokti. Ir čia būtent yra TED exitas, kur turime apie 1750 metrų aukščio iki nuslydimo aikštelės, nors pats kalnas yra 2871 metro aukščio virš jūros lygio. Wow, pasakiškas šuoliukas, nesitikėjau, kaip gerai sekėsi skristi. Vienoje vietoje, kur tenais tasai toks gal iškišulys kalniukas buvo, pernai skridau tik tais 10,5, o šiemet buvau virš jo, tai daug geresnis, efektyvesnis skrydis negu pernai. Tai džiaugiuosi patobulėjęs ir šiek tiek užkniso laukti tenais viršų, kol sraigtasparnis sutvarkė visus reikalus, nes čia kažką dar nešiojo į kalną. Sušalom, nes viršų vėsoka, bet čia nusileidus į slėnį vėl šilta, gera, greit susimečiu parašiutą ir ruošimės kitam skrydžiui. Tik įdomu, kaip jisai čia gausis, kur mes šiandien skrisim. Wow, koks skrydis! Nes toj pusėje, kur turėtumėm dabar skrist, panašu, kad yra debesų, neapsiniaukia, bet tiesiog nesimato viršūnių ir žemės, esame per daug debesuota, bet čia lyg tai sakė, kad oras tenais debesis taisosi, gerėja situacija. Tai gal ir pavyks tenais. Jeigu ką, yra, tai turim atsarginę dieną, bet labai tikiuosi, kad jos neprireiks ir galėsim ją išnaudoti kitiems šuoliams kitose vietose Italijos. Tai ką, laukiam, kol Hebra baigs pakuot parašiutus ir kilsim toliau šokinėti. Totally covered. It's impossible to arrive with the chopper right now. Pala 1, the fly line is clean, but we can arrive because there is a big cloud on top of Pala 1, okay, at the moment. So, we have two options. The first, wait here when it's clean and Marco gives us the green light, we go. Second option, go back everybody to Aniel. I think that there is no other option. Let's everybody agree for go right now to Daniel? Tai planas biškai pasikeitė. Varėm tą patį exitą, Agnerio kalną TED exitą. Jau Hebra pradėjo šokinėti. Turėjom pakeisti planą, nes turėjom va tenais šokti, bet viskas yra paskendę debesį ir negali sraigtasparnis nuskristi. Po poros valandų gal tas debesukas iš čia pasitrauks ir tada galėsim jau tenais šokti. Bet dabar va, šoksim nuo tą pačią eksituką, tai pakartosiu, pagerinsiu savo skrydį, manau. Dabar kolega šeria. Okay. 3, 2, 1, base, go! Nu vau, koksai šuoliukas. Pavyko praskristi kitą kalvos pusę. Buvo spaisi tikrai, nes reikėjo skristi kuo arčiau dešinės pusės, kad galėčiau kuo daugiau aukščių turėti nusileidimo aikštelės. Tai buvo labai smagu ir intensyvu, tai labai patiko. Bet panašu, kad dabar jau arba lauksim, kol pagerės debesų situacija kitom slėnyje. Nes turim tenais padaryti dar 2 šuoliukus, Pala 1 ir Pala 2, arba kažkurį 2 kartus darysim palei situaciją. Tai tenais panašu, kad debesukai va taip apkabinė
į kalną, tai nežinau, kiek čia laukti reikės, bet tikiuosi paeis, ten mano svajonių šuolis yra, dėl kurio aš ir grįžau, iš tikrųjų padaryti šitą kelionę grįžau, kad padaryti tą šuolį, nes, įspūdingas skrydis slėnių. Tasme, skrendi tokia dauba slėnių ir net iš abiejų pusių uolos ir ir turi išskrist, turi performant. Tai labai nekantrauju tą šuolį padaryti ir tikiuosi paeis, nes, dabar aišku nesimato to nuo slėnio pusės, bet bus matyti. Tai vat, šiek tiek užkandam, kažką lengvai dar chebra baigia pakuot ir arba lauksim, o gal jau ten gera situacija, tai ką ir kirsim. Tai žiūrėsim, kas čia gausis toliau. Tai susimetam parašiutus, kas trunka apie 20-40 minučių visiems skirtingai ir kai visa įranga paruošta, sraigtasparnis taip pat laukia paruoštas, visi esam pasiruošę kilti. Įdomus dalykas, jog visą kurą reikalingą renginio metu sraigtasparnis pats atsigabena ir tokiuose galonėliuose jam užtenka. Šį kartą dalis mūsų kylam be kostiumų, nes dar reikės šiek tiek paėjėti užkilus ant kalno šitame eksite, tad turėsim laiko ir erdvės priešingai negu prieš tai buvusios šuoliuose apsirengti savo visą įrangą viršuje užkilę ant kalno. Kylame į eksituką pavadinimu Pala 1 ir mes tenais turėsim 1600 metrų aukščio, o pati viršukalnė virš jūros lygio iškilus 2210 metrų ir turime 8 sekundės rock dropo, kas reiškia, kad 8 sekundės galim kristi, kol atsitrenksime į pirmą akmenį, jeigu nepradėtumėm skristi. Pakilę šiek tiek aukščiau pamatome, kad matomumas yra labai prastas, bet pilotas, aišku, patyręs, žino, kaip pilotuoti ir tikrai sugebės nusileisti, bet daug apsiniaukusio dangaus ir patys esame didžiuliame debesyje. Atskridom į kalną. Toks namukas čia yra, kurį galima užeit, apsistoti jame, jeigu naktį neturi kur dėtis. Daug bunkerio lovų, visko maisteko minimaliai. Šiaip gražus vaizdas yra, tik ne šiandieną. Matai, viskas aplinkui atrodo apsiniaukia. Tai... Bet lygtais mūsų eksitukas švarus. Tai manau, kad čia bus labai superinis šuolis. Šito šuolio taip laukiu. Taip nekantrauju jį padaryti. Tai pasimėgo keturius vaizdais. Arvidėlis užmetęs meškerę žvėjoja. Laukiam skylių. Kažkas bent va taip matytųsi. Ir šoksim. Du jau nušoko. Sekundėje atsidarė, iš karto atsidarė, vėl kupuojam, atsisėdė. O eilė tai va tokia. Jo. Ok, 3, 2, 1, base, jump! Tik atsispyrus nuo uolos, iš karto turiu sukti kairiau ir skristi į slėnį. Ir kaip pamatysite, visą laiką skrisiu tarp dviejų uolų. Ir įdomus faktas tas, kad čia reikia bandyti skristi kuo arčiau kairės uolos, kuo arčiau krašto, nes tuomet greičiau išskrisiu iš to slėnio, turėdamas daugiau aukščio nusileidimui. Tai gaunas toks įdomus paradoksas. Kuo pavojingiau skrendu palei kalną, tuo saugiau atskrendu ir galiu saugiau nusileisti, turėdamas daugiau aukščio atskridęs iš to tarpeklio. Šitas skrydis trunka apie 45 sekundės būtent su kostiumu. Na ir dar, žinoma, tai kažkiek nemažai laiko po kupolu, nes kai pakankamai aukštai įsiskleidžiu, pakankamai gerai įskridau, kad turiu tiek daug aukščio. Leidžiuosi ne į pagrindinę nusileidimo aikštelę, o čia turiu šiokią tokią parkavimo aikštutę, kuri man puikiai tinka. Fuck yeah! Jėga! Ir kur dėtis, kai tokius šuolius darai? Nežinau. Kas gali būti geriau? Kas man pasakys? Tai pasakykit, kas gali būti geriau? Aš nežinau. Apsivers galima. Jaučiu geriausias mano šuolis ir mano skrydis
per visą gyvenimo mano istoriją. Negaliu patikėti. Ta prasme, kosmosas. Koks gražus skrydis, koks intensyvus, nepaleidžia iki pat galo. Nežinau, kur dėtis. Ta prasme, kas gali būti geriau? Aš nežinau. Ko dar iš gyvenimo norėt? Aš nežinau. Tai va. Gal dar išys pakartot netgi? Neaišku, nes dar vieną šuolį turim. Labai ilgai pralaukiam ant tenais to eksito, laukdami, kol tas rūkas debesis pakils, pasitrauks. Atsivers žemę, galėsim pamatyti, kur skrist. Ir tik atsidarė, bam, 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 sušokom visi. Nu, ne visi, dar kažkas sėdė ir laukia. Galbūt vėl užsidarė tas skylė. Vat iš to va, kreko atskridau, vat iš tenais. Išlindau iš už kalno. Fantastika. Nu, labai rekomenduoju, žinokit, jeigu norit išbandyti, tai labai rekomenduoju, nes, nu, negali nepatikt. Nežinau, čia, nu, turi būti tau kažkas negerai, kad tokie dalykai nepatiktų. Aš nežinau, aš nesuvokiu tiesiog. Kiek emocijų. Tai va, tai žiūrim, kas bus toliau. Šiaip vėjas labai kyla nusileidimo aikštelį, nors man tai patinka taip leistis, nes lengvi nusileidimukai. Bet jeigu toliau kils ir nebegalėsim šokinėti dėl vėjo, tai nežinau, ar čia baigsi šuoliai. Nes jau kaip ir padarėm iš viso 8, kas buvo planas, nes vakar ekstra iššovėm. Ar lauksim, gal bus vis dar gerai, gal pakartosim šitą. Nes čia būtų mano, nu nieko, nebūtų geriau negu pakartoti šitą šuolį ir skris dar arčiau. Nu va čia taip ir yra, biškė alkis auga. Kiekvieną pirmą kartą šokė, biškė tokiau, saugiai skrindi, antrą kartą jau norisi aštriau, toliau vėl tas pats. Ir kuo toliau, to norisi aštresnių pojūčių. Adrenalinas yra labai priklausomybę keliantis narkotikas. Taip, kad atsargiai. Padarėm šiandien 3 šuoliukus Dolomituose ir taip ir pasibaigė dienelė, nes užėjo debesukai ir gal Mariukai tu papasako, kas ten atsitiko, nes tu ilgiausiai likai sėdėti aneksituko šito kraštinę, kur šokom ir kaip ten tau sekėsi, kaip ten rutuliojosi Mariukas. Ne, tai planas mūsų buvo šiandien padaryti 4 šuolius, ne? Taip. Tai padarėm tik 3, nes ir tai čia pasisekė, nes matėm nuo pat ryto, kad daug debesų buvo. Ragas. Nu ir kai užvarėm ant 3 šuolio, buvo Arvydas su Martynu, jie šoko priešais. Aš ten pasilikau galebiški su merginom. Nu šok. Turi ką pasakyti apie tas merginas, ne? Turi ką pasakyti, bet žiūrėk, jinai Latvija, nieko nesupras. Ne, Latvija buvo ir Šveicarija, jinai buvo mano instruktorė apie tam tunelį kažką. Žodžiu, netame esmė. Esmė buvo, kad visą laiką debesis vaikščioja ir... Ir reikėjo labai ilgai kukuot laukti. Jo, ir žiaur buvo. Ateina, atsidaro, atrodo, matai žemę, jau užsisegi kamerą, įsijungi, viskas pasiruošęs, vėl uždaro. Ir taip, nežinau, daug kartų, gal 80 beveik, tai biški net mentaliai su tavim žaidžia. Jau net šokt nebenori. Jo, nori greičiau nusileisti nuo to kalno, nes užknisa lauks ir nežinai, kiek laiko lauksi, ar 3 sekundės dar, ar 30 minučių dar. Tai man atrodo, jūs manęs po šuolio, kai jūs nušokot, tai jūs manęs dar 1,5 valandos laukėt. Ilgokai, laukiam, susipakavom parašiutus ir palaukiam, užtruko. Tai mes ir susimetėm šmutkeles ir išvažiavom iš Dolomitų, nusprendėm, kad rytoj nebešokinėsim tenais, tad rytoj pašokinėsim kitoj vietoj. Kaip vadinasi vieta, kur šoksim? Rytoj važiuojam į Paganelą vadinasi, ten yra keli egzitai, tai šitas, kurį mes šoksim, tai vadinasi Paganelą Cave. Tai jis įdomus tuo, kad, nu, jis šiaip tai klaidų daug neatleidžia. Mes turėjau iššokti ir skristi, nes jeigu pradėti žemę gan arti, jeigu užsigasi žemės, gali užtolinti savo kostiumą ir pradėti kristi tiesiog į tą žemę, kas buvo bičių prieš porą metų, jis ten žiauriai sulūžo, vien dėl to, kad išsigando. Ir jo, šitapse geras šuoliukas, bet, kaip sakant, negalima sušikti egzitą. Cool. Tai va, tai šiandien pakeičiam lokaciją, apsistosime kitoj vietoje, jau arčiau oro uosto po to bus. Tai va, rytoj pašokinėjom dar vieną dienelę ir tada šiaušim namų, čia bus kelionė baigta, tokia blitz kelionė. O šiandien ką veiksim, atsipūsim. Šiandien varom, sakė Italas, mums picų iškeps. Prikeps picikio. Gal kokio vinelio dar. O jets, dumelių, vinelių. Žodžiu, planas yra šiandien. Pailsėt. Pailsėt, atsipalaiduot.
Einam atsipūsti. Atvažiavom pažiūrėti nusileidimo aikštelės kitam šaliukui. Ir vat Mariukas mūsų atveda. Aš tai pamištinu, ne aikštelės. Eini pamišti aikštelę nusileidimo? Tu nemiš prie bažnyčios geriau. Aš lauk, nesulygą išnešti, nebėra. Nu tai aikštelę galim pažiūrėti. Va čia va nusileidimo aikštelė. Čia va rausimės. Nusileisime. O šoksime tai va nuo šito kalniuko, kuris tuo atsivers. Čia va Mariukas dar nueis pamiš savo ramiai. Kol mes žiūrim, iš kur skrendam. Tai va iš to va kreko atskrisime. Ir lėksim palei kalną čianais. Tik čia va yra tokie elektros laidai. Nežinau, ar matosi jums. Tai mums reikia jų saugotis. Nu ir bus matyt. Šiaip tai neblogas, atrodo šaliukas. Intensyvus. Pasižiūrėjom videosus, kaip kiti žmonės ten šokinėja. Tai su mano kostiumu reikės ten. Nu bus spicy, manau. Bus aštrus šuolis. Tai visai nekantrauju, bet reikia gero performanso. Tai reiks ir vėl stengtis nesusimauti. Su tokiu geltoviuku vasarinio, žieminių vasarinio varom. Įprasta žiemą, ne? Kilto čia vasaras, eidė. Tinginukai. Kojas makaluoja. Nereikia lipti. Labai gerai. Labai gerai. Kažkiek reikės. Nu ką, kylam vėl į keltuviuką. Tinginukai. Kam čia laipėt patiems? Stadioną galėsiu filmuoti. Laukia atsukę užpakalius. Ir tai tempės. Įtempės užpakalius? Maža ką. Aba. Attenzione. Thank you. Perfect. Grazie. Attenzione. Čia Dėmesį. gali pasidėti nuotrauką. Pasidėjau. Va toks vaizdelis atsiveria. Labai malonus vaizdas, kai savo kojom lipt nereikia. Nors nėra, kad pervargę esame šitoj kelionį nuo žygių, ne, vyrai? Žygių, vėliausių puslės neprisitrynė, ne? Bet labai malonu yra kilti viršum ir žiūrėti tą treiliuką, kur tu eitum. Jeigu nebūtų šito. Tada kojam dar lengviau pasidaro. Saulė šviečia, gera. Galėčiau porą ratukų taip apsuvojus. Galim nesutop, dabar galim į apačią. Ir tada kitą antrą jau lipam. Dalūžė. Baigės! Baigės? Internetas baigės! Internetas baigės. Ar tai jau argėgas? Čia tai žygeiviai, Lituano. Mūsų žygis trunka tik tais apie 24 minutės. Nueinam apie 1,5 kilometro, su kilimo turim tik 50 metrų, o sudeginau tik tais apie 200 kalorijų. Tai labai lengvas žygelis. Na ką, atvykome į Eksituką, dar ne visai Eksituką, ten kažkur leistis reikės ir ten kažkur skristi reikės nuo to kalno. Kažkas naujo, kažkaip biški baisu kažkotais. Ko čia baisu? Nežinau, ko čia baisu. Na kaip sakant, nebe pirmokų šuolis. Ne pirmokų šuolis. Reikės pašerčianais. Nu, ruošimės įrangėlę, dėsimės kostiumėlius ir varysim tikriausiai nušokt. Jis norėjo eiti pasik, tai pradėjo lipti. Čia matosi Medkirčių eilėraštuks dainelė. Gerai pačiūvė, kaip labiau čia buvo. Kantyčia, na, yra geras. Martynai, pavaryk.
Okay. Nu, hebrytė, pizdės kaip gerai bus. Woo! Pašek. 3, 2, 1, base jump! Oi, tobulą. Tobulą. Base jump! Eina. Tobulai. Hey, get the fuck up out my face. Money tucked inside the safe. If you ask me what I want, what you brought me in the case. Dodging ops, getting guap. Get the fuck up out my way. I'm forever on the race till they catch me in the chase. Get the fuck up out my face. Money tucked inside the safe. If you ask me what I want, what you brought me in the case. Dodging ops, getting guap. Get the fuck up out my way. I'm forever on the race. Rainy days, stormy winters, praying for the sun to stay. Shorty nice, caution hitter just to drown the pain away. Only saw me patch it up with weed and liquor. I know I should change my ways, but I never take advice that I deliver. I'm no saint. Ay. Real life cinema, kill 'em all, get 'em all, get 'em all back then, did 'em I minimize? When am I gonna be recognized? If not now, then get 'em I, let it fly. Group boys, let it fly, get 'em I back then, get 'em I minimize. Criticize, cut that bullshit, talk that shit. Doggy dog man like some I get how to cope with it. Those don't perks and Vicodins, the vices always strike again. Hey, safe to say, outside it's not safe to play. Stay inside and stay away. Get the fuck up, get the fuck up out my face. Money tucked inside the safe. If you ask me what I want, what you brought me in the case. Dodging ops, getting guap. Get the fuck up out my way. I'm forever on the race till they catch me in the chase. Get the fuck up out my face. Money tucked inside the safe. If you ask me what I want, what you brought me in the case. Dodging ops, getting guap. Get the fuck up out my way. I'm forever on the race. Real life cinema, kill 'em all, get 'em all, get 'em all back then, did 'em I? Real life cinema, kill 'em all, get 'em all, get 'em all back then, did 'em I minimize? When am I gonna be recognized? If not now, then get 'em I, let it fly. Get 'em I back then, get 'em I minimize. Pavarai, молодец. Tobulai. Pakuojam parašiutukus, tokioj va vietoj. Ant šventos žemelės dedam parašiutus. Manau, kartosim dar šuliuką, oras neblogas. O vyrukai nenori apsiraminti ir važiuoti į oro uostą ir sėtis. Neramus šitie. O kaip manai, čia ant šventos žemės susipakimas parašiutą, tai čia bus kaip gal pašventintas pakavimas? Palaiminti būsim. Gal palaimintas jau jis gaunas? Tai garantuotai įsiskleis. O jeigu nueinam biškį paprašom švęsto vandens, tai pašlakstysim. Na, gerai, tai. Penulį pasakok, išrodai, kas buvo. Ne, viskas gerai, va. Nieko nesimata, kaip niekur nieko. Viskas yra, jaučiasi viduje. Parodyk klimpsą, va tai va, tiesiai. Tiek tą parodyt gali? Tiek tą gali parodyti. Šiai dienai tiek. Iki šiai, kur nereikia kiršti. Bet rytoj bus geriau. Kai mano draugelis sako, kiši ten, kur šuo. Visada liuksą tai. Tai va, tai įkišau stropas. Studentišką klaidą pasitaikom, bet... Nieka tokia. Nieka. Dabar ir nebekiš. Dabar tai va. Tai mes nebešoksim to savo plano antro. Viskas jau, popkornai padaryti. Popkornai į trasą. Ne visiems pavyksta. Turėjom dar planelį pakartotą šuolį, nebekartojom, nes kyla vėjas ir nebesinori leistis ir skrist per turbulencijas visokias, nes ne taip arti olos reikia skrist. Tai baisu tenais per kylančius vėjus skrist. Tai va, tai nežinau, kas bus toliau, kaip ir viskas baigta. Dabar dar varom pavalgyti ir žiūrėsim, ar dar vakarė kažką sušoksim, ar jau važiuosim į oro uostą. Tai galimai čia kelionė baigėsi, o gal dar nesibaigia. Tai pamatysim. Sorry, draugužiai, bet turėjau pasidalinti itališkais gurmaniškais šedevrais, kad tokiam sūryje paruošiam makaronus. Parodyk, ką tu manai apie juos. Parodyk, ką manai. Vidutiniškai, ne? Vidėlio. Nu, visai gerai, kad nešokom, nes atnešė va tokį mums čia orelį. Debesėlyje viskas, lietutis stoja. Nežinau, gal būtų ir įmanoma nušokti. Šoktum benai per tokį va, debesuką? Jeigu tai va kažkas mašinytį lauktų šalia, aš tikrai šokčiau. Panašu, kad mūsų kelionės šuoliai šiaip jau ir kaip ir baigėsi, nes toksai va orelis nėra patenkinamas. Mažų mažiausiai. Nu, įdomi atrodo. Įdomi, jau net atneš lašą vieną kitą ant nosies nutupdo. Tas visas brudas čia ateina. Atein tiesiai į mumis.
visi iš Net ten neapsimoka maudyti. visi iš ten išnešė kudašą. Ate. Man labiausiai nepatinka, nėra niekur pastogės. Pastogė. Kam tau pastogė? Toj šokam į vandenį, būnam šlapi, susišlapinam. Davai, šokam. 1, 2, 3. Išsimaudam ir važiuojam namolę. Nu, vos spėjom, tiksliau nelabai spėjom, sudriekom, drėgni, maloniai. Oi, gerai buvo. Bet gerai išsimaudėm. Ir ką, judam namo. Pradžiai link oro uosto, įsibukinam hoteliuką tenais kažkokį, apartamentus noriukas užbukino. Ir viskas, kelionė baigta. Tai ačiū, kad spoksojot, kad žiūrėjot, tikiuosi patiko, nes šuoliai tai man pačiam patiko. Ir susitiksim kituose nuotykiuose. Kitas nuotykis turėtų būti labai įdomus. Nežinau, kad ras, ar skydivas, ar Burning Manas, bet laukia čia tų planų priplanuota, tai stay tuned. Dar nepamirškit palaikinti, pasubscribinti ir pafollowinti. Ką dar reikia padaryti tenais žmonėms? Palinkėkit mamai, tėčiui sveikatos. Stiprybės. Taip, pasakykit myliu ir būkit draugiški vieni su kitais. Būtinai. Taip. Čiau. Hey, get the fuck up out my face. Money tucked inside the safe. If you ask me what I want, what you brought me in the case. Dodging ops, getting Taip atrodo parašiuto skleidimas. Traukiam už medūzos. Mažas parašiutukas įsiskleidžia, įsipildo oro ir traukia. Mums atidaro klapaną ir ištraukia 1, 2 ir visas parašiutas išeina lauk. Tokiu būdu prisipildo oro. Bam.